Labas rytas, mėly broliai ir seserys, gerbiami klausytojai, žiūrovai. Džiaugiuosi draugę su jumis vėl šią nuostabią sabatos dieną šlovinti ir garbinti mūsų viešpatį Dievą. Ir noriu perskaityti jums švento rašto žodžius apaštalo Pauliaus sveikinimą parašytą laiške Galatams. Atsiskleiskime laišką Galatams, 1 skyrius, nuo 3 iki 5 eilutės. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir tėvo valią. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Iš tikrųjų, šis tekstas atrodo kaip nuostabi įžanga mūsų temai, kurią mes šiandieną drauge su viešpaties malonė nagrinėsime. Ir todėl prieš atsiskleidžiant šventąjį raštą kviečiu, kad mes nulenktume savo galvas maldoje ir kviečiu kiekvieną geros valios žmogų, apsisprendusi pačiam arba pačiai drauge su manimi dalyvauti maldoje. Susikaupkime maldoje. Gerasis dangaus tėve, mes išreiškime savo šlovę, pagarbą ir gyrių tau, amžinam dangaus tėvui. Kreipiamės į tave mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir dėkojame, kad šventoji dvasia užtaria mūsų maldas. Ir prašome, kad tu pats palaimintum šias pamaldas, šį švento rašto nagrinėjimą, suteikdamas savo malonę, savo pagalbą, artumą kiekvienam, kuris klausosi, kuris girdi, kuris stebi. Taip pat ir visiems tavo vaikams šioje žemėje, šią šventą sabatos dieną susirinkusiems pagarbinti tave, suteik dangaus tėvę savo ramybės ir pilnatvės, ir taip pat laimink ir mūsų pamaldas šią sabatos dieną, kad ryšys gerai veiktų, kad žmonės galėtų matyti, girdėti, suvokti ir įgyvendinti tą žinią, kurią tu viešpatie paruošei. Todėl meldžiam viešpatie palaimink skaitant ir klausančius, kad tą dvasinę duoną, kurią mes maitinsime, sustiprintų mūsų dvasinį vidinį žmogų. Ir mūsų gyvenimas teiktų šlovę ir tau, dangaus tėve, ir aplinkiniams žmonėms. Tebūnie tai, ką mes darome tavo garbei ir žmonių palaimai. Meldžiam to ir dėkojam Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi šiandieną mes tęsime nagrinėti Danieliaus knygą ir noriu pakviesti jūs atsiskleisti Danieliaus knygos 3 skyrių. Mes jau pasižiūrėjom kažką tai iš Danieliaus 3 skyriaus, bet šiandien norėtume dar papildomai pasižiūrėti, tuo pačiu liudydami, kad šventasis raštas yra neišsemiamas šaltinis nuostabių temų ir minčių, kurias dangaus tėvas paliko mums švento rašto puslapiuose. Šiandien aš norėčiau pasižiūrėti atidžiau į Danieliaus knygos 3 skyriuje užrašytą pasakojimą apie 3 judėjų drąsą. Ir ši jų šlovinga drąsa ir nuostabus išlaisvinimas ugdo tikinčiųjų ryžtą likti ištikimais viešpačiu. Šis tekstas ragina, kad jauni vyrai ir moterys mokytųsi šio pavyzdžio pasitikėjimo viešpačiu, sąžiningumo versle, reikaluose ir visose ūkiniuose reikaluose, gyvenimo reikaluose. Ir galbūt svarbiausia, niekada neaukoti savo sąžinės. Iš tikrųjų galima arba daug, ar gal net ir viską prarasti,
bet nepraraskime savo ištikimybės ir pasišventimo Viešpačiui. Ateis toks laikas ir visai manoma, kad jis jau čia pat, kada materialinis turtas gali prarasti savo vertę. Tuomet švari sąžinė kaip rečiausias brangakmenis papuoš žmogų, nes žmogaus gyvenimas nesusijęs su tuo, ką jis turi. Mes gyvename tokiame amžiuje, kuris reikalauja tvirtos biblinės pozicijos ir griežto laikymosi tiesos. Viešpaties Dievo vaikai yra raginami gyventi tikėjimu, o ne vien regėjimu. Kaip apaštalas Paulius sako, tikintieji turi vadovautis ne tik tuo, ką mato, bet taip pat tuo, kuo tiki. Viešpaties žodis sako, kad Dievo baimingumas yra didelė nauda. Ir kad tiems, kurie pirmiausia ieško Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta. Todėl turėti ramę sąžinę yra didesnis turtas, nei galėtų suteikti aukso kasyklos. Šios dienos dvasinį apmąstymą mes pradėsime žvilgsniu į ten, kur Viešpaties žmonės pavaizduoti šiame Danieliaus knygos 3 skyriuje. Taigi, kurgi yra Viešpaties žmonės? Ir tekstas sako, kad pasirodo jie patenka į degančią krosnį. Ir perskaičiu šitą tekstą ir Danieliaus knygą, galbūt net ir visą šventąjį raštą, galima pastebėti, kad deganti krosnį simbolinė prasme yra įprasta vieta, kur yra Viešpaties žmonės šiame pasaulyje. Ir tas simbolinės krosnis, į kurias įmetami Viešpaties vaikai, tai yra įvairūs pergyvenimai, ar tai būtų fizinė prasme, ar tai dvasinė prasme, gali būti įvairių rūšių. Štai kelias iš jų aš ir norėčiau šiandieną su jumis drauge panagrinėti. Ir suskirstykime jas taip pat simboliškai 3 grupės. Pirmoji grupė – tai tokios krosnis, kurias kūrena dėja patys žmonės. Ir liūdna, bet dažnai žmonės yra priešai sau ir kitiems. Ir istorijoje mes turime įvairių pavyzdžių, kad įniršę žmonės gali padaryti daug negerų dalykų. Ir matosi, kokiais priešais jie gali tapti, kaip minėjau, ir patys sau ir kitiems. Kaip galima būtų suskirstyti tas simboliškai tariant žmonių kūrenamas krosnis? Pirmoji – tai religinio priešiškumo krosnis. Religinis priešiškumas visada buvo ir yra blogiausias iš visų neapykantos formų ir kursto pačius žiauriausius poelgius. Na, panašiai mes galime matyti ir Danieliaus 3 skyriuje. Tikintis Jėzumi kaip Viešpačiu savo asmeniniu gelbėtoju, deja, bet turi tikėtis, o galbūt ir pasakykime, su džiaugsmu turi tikėtis, kad jo persekiotojais, kaip šventasis raštas sako, gali tapti artimiausi žmonės. Šventame rašte skaitome, jei pasaulis tavęs nekenčia, sako mūsų Viešpas, prieš tai jis nekentė manęs. Jei būtumėte iš pasaulio, Viešpats tęsia, pasaulis mylėtų savus. Bet kadangi jūs ne iš pasaulio, bet aš jūs išsirinkau iš pasaulio, todėl pasaulis jūsų nekenčia. Viešpats sako, aš liudiju, kad jo darbai pikti. Jono Evangelijos 7 skyrius, 7 eilutė, citata paskutinės minties. Tai nesenamadiški žodžiai, kalbantis tik apie paštalinius laikus. Kartais krikščionys patiria atviro persekiojimo krosnies šilumą. Kuomet Elijas, prisiminkime, pakilo į dangų ugnies vežime, Viešpatės angelai užtikrino saugų kelią į dangų per liepsnas. Tūkstančiai brangių Viešpatės sūnų ir dukterų liko senovės istorijos puslapiuose ir laikotarpiuose, liko požemiuose, buvo pasmerkti, supūti, numirti, žuvo varge, išbandymuose, įvairiuose skausmingose pergyvenimuose. Ir šiandieną jie tebeneša savo kryžių. Nes apaštalas Paulius rašo,
ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Antras laiškas Timotiejui, 3 skyrius, 12 eilutė. Antroji krosnis, simbolinė prasme, yra priespaudos krosnis. Prisiminkime Egipte, pavadinkime toje geležinėje Egipto krosnėje, Izraelio vaikai buvo priversti sunkiai vergauti dirbant plytas. Daugelis Dievo žmonių ir šiandieną yra pozicijose, gyvenimo situacijose, kurios gal vos tik šiek tiek skiriasi nuo vergo situacijos. Priespauda toli gražu nėra mirusi. Ir įstaigų vadovai dažnai turi galimybę naudoti priespaudą atžvilgių tų, kurie jiems nepatinka. Trečioji krosnis būtų šmeižto krosnis. Turbūt, gerbiami klausytojai, pastebėjote, kad gamtoje yra toks įdomus reiškinys. Paukščiai puola ir lesa vaisius, kurie yra ant medžio viršūnės. Ir labai dažnai ir tikintieji, kurie labiausiai stengiasi ugdyti savo charakterį, atvaizduoti viešpaties charakterį savo gyvenime, patiria didžiausią pasaulio panieką. Nesistebėkite, brangieji. Nesistebėkite, kaip viešpats sako apaštalo Petro lūpomis, kad ugnis taip degina. Nesitikėkime, kad pasaulis apie mus kalbės gerai, nes pasaulis nieko nepasakė gero apie mūsų mokytoją, viešpatį ir gelbėtoją Jėzų Kristų. Prisiminkime, ką viešpats tarė per apaštalą Luką. Skaitykime apaštalo Luko 6 skyrius. Atsiskleiskime Evangeliją pagal Luką 6 skyrius, 40 eilutė, ir štai kaip ten tekstas sako: mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Taigi, viešpats sako, jeigu persekiojo Jėzų Kristų, persekios ir jo mokinius. Mėly broliai ir seserys, mums yra pagrindo tikėtis, kad būsime nesuprasti, nes tai žmogaus silpnybė. Bet taip pat yra pagrindo ir tikėtis, kad būsime parodyti neteisingoje šviesoje, apšmeižiami, nes tai pasaulio neapykanta. Dar Senojo testamento laikais, Nehemijo knygoje, mes randame, kad toks buvo kaltinimas: Jeruzalė sukilo prieš karalių. Šiandieną šventasis raštas ir mes sakome, mūsų liudijimas yra garsus ir aiškus, kad yra vienas viešpats Dievas, kuris vykdys teisumą ir teismą už visus engiamuosius. Pažiūrėję į simboliškai vadinamą žmonių krosnį, pasižiūrėkime į kitas krosnis. Tai yra pergyvenimai arba krosnis, kaip mes pavadiname, kurias kursto žmonijos priešas. Ir žmonijos priešas žino mūsų nuodėmes, silpnybės, temperamentą ir negalės, ir labai gerai supranta, kuo galima mus išprovokuoti. Išganytojas patyrė šėtono gundymų dykumoje ir Dievo žmonės dažnai patiria įvairiausių pagundų. Priešas kalba, ateina pas žmonės ir kalba: tavo nuodėmės sunaikino tave, viešpats tave apleido ir nebebus tau maloningas. Jeigu to neužtenka, jisai tęsia, sakydamas, kad mes esame veidmainiai, kad mūsų tikėjimas yra tik prielaida, kad mūsų šlovinimas tai viso labo pasigirimas. Jeigu to neužtenka, jis stengiasi apgauti ir pasėti šventvagystės sėklą mūsų sieloje ir pasakyti, kad tai yra mūsų pačių širdies augalai. Ką reiškia pasėti? Jis sukelia mumyse tokį jausmą, kad mes esame patys kalti dėl savo nesėkmių. Ir galiausiai šitą situaciją gali palaužti mus. Ir žmonės tuomet ima save niekinti. Tuo pačiu sumažėja pasitikėjimas viešpačiu.
Bet šventasis raštas sako, kad viešpats meldėsi už žmonės, kad žmonių tikėjimas nesusviruotų. Įvairiuose situacijose. Ir tada, kai susidurime su žmonių panieka, ir tada, kai susidurime su situacijomis, kurias sukuria piktasis. Bet yra dar viena įdomi krosnis, kurią taip pat verta panagrinėti simbolinė prasme. Aš ją norėčiau pavadinti viešpaties krosnimi. Mūsų dangiškasis tėvas savo išmintyje ir meilėje leidžia patirti savo mylimiesiems vaikams įvairius išbandymus. Tai yra kitokio tipo išbandymai. Mes žinome, kad auksas dedamas į krosnį, kad jis būtų grynesnis. Lygiai taip kaip sidabras 7 kartus gryninamas krosnyje vien dėl to, kad jis yra sidabras, taip ir viešpatės vaikai patiria išbandymus dėl savo brangumo viešpatės akyse. Viešpas kartais leidžia atsitikti ir didelėms nelaimėms. Gali atrodyti tuo metu, kad šėtonas nugalėjo, arba kad žmogus patikėtų šėtono melu, kad viešpats yra negailestingas. Bet būtent tada, kai yra dvasinės kovos pikas, viešpats apreiškia didžiausią savo malonę. Tų išbandymų gali būti įvairių. Yra fizinio skausmo krosnis. Mes, kurie galbūt dar šiandien džiaugiamės sveikata, per greitą, trumpą laiką, per kelias akimirkas galime prarasti sveikatą ir liūdėti dėl skausmo ir kančios. Dar blogesnė krosnis yra netektis. Sakykime, vaikas susirgo. Žmona silpsta su amžiumi. Arba vyrą užgriūva insultas. Draugas po draugo palieka. Ir tokiose situacijose regis drauge su Jobu, Senajame testamente aprašyta jo gyvenimo istorija, sakome, nuo manęs jis atitolina mano brolius, visiškai atšala mano pažįstami, mano giminaičiai ir artimi draugai manimi nesirūpina. Jobo knyga 19 skyrius nuo 13 iki 14 eilutės. Prie to prisideda dar įvairūs praradimai ir kančios. Pavyzdžiui, galbūt kažkoks pradėtas verslas, kurį mes manėme mus praturtins, faktiškai nuskurdina. Taigi sugrįžkime į Danieliaus 3 skyrių ir pagalvokime, kad jis mus primena. Kartais krikščionys patiria labai savotiškų, sudėtingų išbandymų. Tekstas sako, kad karalius Nebukadnecaras liepė 7 kart karščiau pakurti krosnį. Šie judėjai buvo bejėgiai, kai buvo įmesti krosnį, nes buvo surišti. Ten, kur viešpats apgyvendina savo šventuosius, jie iš tikrųjų yra saugus, nors visa situacija atrodo grėsminga ir galinti sunaikinti. Kodėl? Todėl, kad viešpats parodo savo galią būtent sunkiose gyvenimo situacijose. Apžvelgia, kokios gali būti tos simboliškai šnekant krosnis, pamastykime apie judėjų situaciją jau kada jie įkrito, buvo įmesti į krosnės vidų. Ar ką nors judėjai prarado tenai, toje krosnėje? Įdomus pasakojimas, kad 3 judėjai jaunuoliai neprarado drabužių ir net nei vieno plauko nuo savo galvos ar barzdos. Ugnis jų nepalėtė, galim būtų pasakyti, kad ši ugnis buvo labai išranki. Jis sudegino tik jų virves. Kokias išvadas galim padaryti? Viešpatės vaikai gali kažką prarasti, bet jų praradimas yra kita laimėjimo forma. Pagalvokime. Daugelis tikinčiųjų niekada nesužino dvasinės laisvės pilnatvės, kol nėra įmesti išbandymų krosnį. Kuo gali būti surišti tikintieji? Suvaržyti, kol patenka į liepsnas. Liepsna parašyta sunaikino jų virvės, jų saitus. Kas tai yra? Kaip jau mes minėjome, krikščioniui netektis gali būti laimėjimas.
Pagalvokime. Istorija žino, kad Martinas Liuteris neatsisakė savo bažnyčios tol, kol popiežius jo neekskomunikavo. Ir rezultate pasaulis buvo palaimintas Martino Liuterio tarnystę. Pasaulis niekada nematė laisvesnės, drąsesnės, labiau ištikimos viešpačiui kalbos nei tokių žmonių kaip Liuteris, Knoxas, Kalvinas. Nebuvo drąsesnės širdies nei ta, kuri plakė Wyclifo krūtinėje. Pagalvokime, kai šėtonas mus įmeta į išbandymų krosnį, jis tuo pačiu yra savotiška priemonė, kad tie ryšiai, kurie dar mus saisto su nuodėminga praeitim arba nuodėmingų gyvenimo pasaulyje, nutrūktų. Ugnyje jie prarado tik tai virves. Pagalvokime, kiek yra krikščionių, kurios saisto įvairiausių jausmų ir emocijų ryšiai. Kažkokia tai priklausomybė nuo to, kas yra mūsų viduje, turėtų būti pakeista visiška priklausomybė ir pasitikėjimu nuo Kristaus. Pasitikėjimo Kristumi ir nuo Kristaus aukos, priklausimu nuo Kristaus aukos. Kai velnias ateina su aštriomis pagundomis, įstriomuoja, jūs nesate Dievo vaikai. Bet tuomet viešpaties vaikai eina tiesiai pas Kristų, maldoje suklumpa prieš viešpatį, nes mes gyvename dėl viešpatės, o ne dėl savęs. Brangieji, pagunda kartais gali būti didelė palaima. Kai jos metu mes ištvėrę pagundą, praradom pasitikėjimą savimi ir yra nutraukti jausmų ir emocinių prieraišumo saitai su tuo, kas yra nuodėminga. Dėl viešpaties siunčiamų išbandymų tikinčiųjų tikėjimas atgimsta. Grįžta viltis, žyba jų meilė ir jie ugnyje gieda šlovę. Mėly broliai ir seserys, gerbiami klausytojai, mėly draugai, ar jums nepatyrėte savo gyvenime, kad kartais bėda nutraukia virves, kurios mus dar riša prie šios nuodėmingos žemės? Kai reikalai nesiseka, mes dažniau meldžiamės, daugiau skaitome šventąjį raštą. Taigi, išvada, šventieji neprarado toje išbandymų ugnyje, krosnyje nieko to, kas turi amžinybės vertę. Neprarado nieko to, ko jie faktiškai nenorėtų patys atsisakyti. Tekstas sako, kad jie įmetami surišti, bet tarp žėrinčių anglių jie paleisti į laisvę. Dabar norėčiau pakviesti jūs panagrinėti, kągi jie ten daro, ką šventasis raštas sako, kaip šventieji, judėjai, tikintieji, ką jie ten darė, kaip elgėsi. Jeigu mes palyginsime 3 jaunuolius ir Dievo sūnų, vaikščiojantį degančio krosnyje, palyginsime su Babilonio žmonėmis vaikščiojančiais kabančiose soduose, tarp gėlių, medžių, tai drįsčiau pastebėti, kad pirmųjų vaikščiojančių siera ir karščių plieskančiose liepsnuose, jų širdyse yra didesnis džiaugsmas, nei tų jaunų vyrų ir mergelių, kurie vaikšto tarp gėlių. Kaip Enochas vaikščiojo su Dievu, taip pat ir šių jaunuolių vaikščiojimas liepsnuose, perkeltinė prasme mūsų gyvenime liepsnuose, jie buvo tiesioginė prasme liepsnuose, jie patyrė ir mes patyrsime dangišką džiaugsmą, daugiau to džiaugsmo, būtent tada, kai kentėme skausmą ir kančią. Daug tikinčiųjų patyrė akivaizdžią viešpaties malonę tuo metu, kai pergyveno išbandymus. Prisiminkime jau Naujojo testamento laikais apaštalus Paulių ir Silą su įrakintomis kojomis ir kraujuojančiamis nugaromis ant kietų akmeninių drėgnų romėnų požymio Filipuose grindų, tačiau jie gieda ir kaliniai juos girdi. Todėl dabar noriu tęsti šią mintį
Ir vėl sugrįžti Danieliaus 3 skyrių, 27 eilutę paskaitykime Danieliaus knygos 3 skyrius, 27 eilutę. Satrapai, seniūnai, valdytojai ir karaliaus patarėjai apspito juos ir pamatė, kad ugnis neturėjo jokios galios tų vyrų kūnams. Jų galvos plaukai nebuvo nusvilinti, jų skraistės nebuvo ugnies apdegintos. Joks ugnies kvapos nesklido nuo jų. Tekstas sako, jaunuoliai nieko neprarado ugnyje, nei patys nenukentėjo. Dievo vaikas krosnį nieko nepraranda svarbaus. Kaip jau mes minėjome, visa, kas turi amžinybės vertę, nieko nepraranda. Jie neprarado savo dvasinio gyvenimo, nes tai nemirtinga. Jie neprarado viešpaties malonės, nes viešpats jas teikia, dar labiau išgrynintas ir padaugintas. Ugningos liepsnos rankos neatima šventosios dvasios dovanos krikščioniui. Krosnyje jie neprarado savo drabužių. Nebukadnecaras ir jo satrapų valdytojai bei patarėjai matė jų drabužius, kurie nebuvo pažeisti ir neužaidė net ugnies kvapą. Taip ir su krikščioniu. Jo drabužis yra dovana. Viešpaties dovana, kurią pats Kristus, Jėzus mūsų viešpats išgelbėtojas, suteikia mums vardan į mūsų tikėjimą. Viešpats suteikia savo gyvenimu ir kurį nuspalvino purpurų savo krauju. Kristaus drabužiui nekenkia nei laikas, nei kandis. Jam negali pakenkti ir ugnis. Kai viešpaties vaikas pakils į dangų, dėvėdamas Kristaus teisumo drabužį, ir bus užduotas klausimas, kas tai? Ant jų nebus jokių pėdsakų apie bet kokį persekiojimą ar kančią, kurie viešpaties vaikai patyrė. Išbandymuose krikščionys nepraranda nieko, kas yra vertinga, nepraranda savo lobio. Iš tikrųjų, apibendrinant vienu žodžiu, jis nieko nepraranda. Istorija yra įdomus pasakojimas. Imperatorienė grasino ištremti Chrizostomą. Chrizostomas atsakė, jūs negalite to padaryti, nes mano šalis yra kiekvienoje aplinkoje, kiekviename mieste ar kaime. Bet imperatorienė tęsė, aš atimsiu tavo turtą. Ne, atsakė Chrizostomas, jūs negalite tai padaryti, nes aš esu vargšas Kristaus tarnas ir neturiu jokio turto. Tada imperatorienė pasakė, aš atimsiu tavo laisvę. Chrizostomas atsako, jūs negalite to padaryti, nes geležiniai strypai negali apriboti laisvos dvasios. Galiausiai imperatorienė pasakė, aš atimsiu tavo gyvybę, pasakė ji. Chrizostomas atsakė, sutinku, kad tam tikrą prasme jūs tai galite padaryti, bet aš turiu amžinai gyvenimą, viešpaties dovaną, kurio jūs negalite paliesti. Imperatorienė pamanė, geriau paliks šį vyrą ramybėje, ji nieko negalėjo jam pakenkti. Galbūt, mėly broliai ir seserys, gerbiami klausytojai, mums šiandieną sunku pagalvoti ir įsivaizduoti, kad taip gali būti. Bet Dievo žodis užtikrina, kad taip bus su visais, kurie liksime tik ištikimi Jėzui Kristui. Mėly broliai ir seserys, gerbiami klausytojai, aš žinau ir pats patyriau, kad sunku ir kartais bijome tos ugningos krosnės, tų išbandymų. Bet Dievo žodis sako, būkime drąsūs. Viešpats, kuris leidžia įkaitinti krosnį, išsaugos tave joje. Todėl nenusiminkite. Šiandieną šiame gyvenime mes negalime gyventi be konfliktų. Negalime būti nugalėtojais be kovos. Negalime liudyti viešpaties Dievo šlovę, neišbandę, nepatyrę aukščiausių pažadų ir ištikimybės. Ir kurgi mes tai geriau patirsime negu vargų krosnėje. Todėl būkite drąsūs. Ir galiausiai man norisi pasižiūrėti į paskutinę dalį iš 3 skyriaus, kasgi buvo su judėjais krosnėje. Buvo 4. Jis buvo toks ryškus ir šlovingas, kad net pagoniškos Nebukadnecaro akys
galėjo išvelgti atgamtišką jos spindesį. Ketvirtasis, sakė jis, panašus į Dievo sūnų. Mūsų vertime parašyta lyg dangiškoji būtybė. Kokios išvaizdos pasirodė viešpats Jėzus Kristus, negalime pasakyti. Tekstas nedetalizuoja, ką konkrečiai atpažino tas pagonių monarchas. Drįsčiau teigti, kad galbūt viešpats pasirodė tam tikrų šlovės laipsnių, panašiai kaip Apokalipsėje pasirodė savo tarnui Jonui, apie kai mes skaitome paskutinėje knygoje, Apreiškimo Jonų knygoje. Mėlieji, mes turime užeiti į išbandymų krosnį. Jei norime artimai, kuo artimiau bendrauti su Kristumi. Prisiminkime, Mozė pamatė viešpatį Dievą prie Horebo, bet jis buvo degančiame krūme. Jozuė pamatė prieš save stovintį viešpatės angelą ir mes suprantame, kad tai buvo pats viešpats Jėzus Kristus, bet jis buvo su ištrauktų kardu rankoje, kad parodytų, jog jo tauta yra dar vis kovojanti tauta. Ir čia, šiame gyvenime, ir šioje situacijoje, kur Danieliaus knygos 3 skyrius pasakoja šventieji, žmonės pasišventė viešpačiu matė išganytoją, jis toks pat buvo krosnyje spindintis. Brangiausia mintis, kuria krikščionis gali gyventi, yra ta, kad Kristus yra krosnyje kartu su juo. Kai kenčiame, kenčia ir Kristus. Nei vienam kūno nariui negali skaudėti, jeigu apie tai nežino galva. Taigi, kai jūs, mes, brangieji, mėly broliai sesės, būdami Kristaus kūno nariais jaučiame skausmą, tuo pačiu skauda ir bažnyčios galvai, tai yra viešpačiui Jėzui Kristui. Jūsų skausmą jaučia viešpats. Kaip tarė Baksteris, Kristus neveda mus per tamsesnius kambarius, negu jis pats praėjo anksčiau. Taigi, pabaigai norėčiau dar sykį sugrįžti į tai, apie ką mes kalbėjome Danieliaus knygos 3 skyriuje ir prisiminti dar vieną svarbią mintį. Naujame testamente mes skaitome, Dievas yra sunaikinanti ugnis. Ateis diena, kuri degs kaip krosnis, ir joje išdidūs ir nedori žmonės bus kaip ražiena. Ir kiekvienas žmogus, nepasišventęs, netikėjęs, nepriėmęs Jėzus Kristaus, bus įmestas į tą ugnies krosnį. Ir tai jau yra antroji mirtis. Nedorėlių bausmė yra tokios pat trukmės kaip ir teisiųjų atlygis. Teisingumas nugalės, nes jį užtikrina pats viešpats Dievas. Prisiminkime, kad po antrosios mirties visi bedieviai amžiams pražus. Todėl prisiminkime šiandieną viešpaties kvietimą. Šiandien mūsų išganytojas yra toks pat, koks jis buvo su savo tauta krosnyje. Jis šiandien yra šalia tavęs, mielas brolau, mielas sesuo, kad pasigailėtų tavęs, išgelbėtų tave iš tavo nuodėmių ir pastatytų kojas ant tvirto viešpaties žodžio pamato. Jis kviečia šiandieną palikti nuodėmę ir pažvelgti į jį. Tada neužsidegs ant mūsų viešpaties pykčio liepsna, nes jo jėga apsaugos mus. Telaimina mus viešpas, skaitant viešpaties žodį ir pasišvenčiant jam gyventi, kasdieną prašant šventosios dvasios naujo krikšto, kad galėtume kasdieną gyventi gyvenimą pilną liudijimo ir meilės apie viešpaties malonę. Kviečiu, gerbėmieji, užbaigti maldą. Mūsų dangaus Tėve, dar sykį suklumpame prieš tave. Prieš tavo didybę, prieš tavo malonę, suklumpame ir šloviname tave savo širdise. Gerasis dangaus Tėve, yra nuostabu žinoti, prisiminti, ne tik skaityti, bet ir patirti mūsų gyvenime, kad viešpats yra šalia, tų išbandymų metu.
Dėkojame, kad tu ir buvai dabar su mumis. Ir meldžiu Viešpatį už kiekvieną žmogų, kuris klauso, girdi arba dar ateityje išgirs ir pamatys, skaitys tą žinią, girdės. Prašom Viešpatį, suteik mums savo ramybės ir apsaugos tuo metu, kada mes einame šio gyvenimo išbandymų keliu, kuomet mums tenka patirti tą deginančią krosnį. Bet tu, Viešpatie, praėjai pirmiau, todėl mes pasitikė tavimi ir meldžiame visus savo vaikus, ypač dabartinių laikų, kuomet siaučia liga, pandemija. Meldžiam Viešpatie, kad tavo apsauga lydėtų tavo vaikus, saugotų, globotų ir padėtų kiekvienam iš mūsų vis labiau ir labiau pasitikėti tavimi. Išreiškiam savo pasitikėjimą tavimi ir meldžiam Viešpatį, ugdyk mūsų tikėjimą, stiprink jį ir padaryk, kad mūsų gyvenimas būtų skirtas tau ir tarnystei žmonėms. Dėkojame Viešpate, kad tu esi ištikimas ir mylintis. Meldžiam dangaus Tėve, palaimink ir atleisk mūsų nuodėmes, apvalyk mus nuo viso to, kas ne pagal tavo šventą valią. Suteik mums ramybės ir džiaugsmo sutikti naują savaitę ir gyventi joje su tavimi. Ir suteik mums ramybės ir palaimo susitiks su tavim ir vėl ateinančią sabatą. Dėkojame dangaus Tėve, kad tu girdi mūsų maldas. Atsakai ir darai daugiau, negu mes prašome. Todėl pasitikim tavim ir meldžiam Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Mėly klausytojai, dėkoju, kad jūs buvote su manimi ir noriu palinkėti jums ramybės, palaimos ir noriu pasakyti iki kito susitikimo ateinančio sabatoje. Sudie.